Ai, žiūrėk, jau eina laikas. Opa! Sveiki! Su jumis iš Old Town Talk studijos sveikinasi High Mountains komanda. Aš Laurinas. Štai mano kolega Marius, Vadimas ir mūsų tėtis Karolis. Ir dar liko mūsų coverint ofise Kasparas. Linkėjimai tau. Linkėjimai Kasparui. Norėjom laivą paleisti, kad Kasparas galėtų žiūrėti darbo metu, bet kitą kartą. Šį kartą dar... Ne mes norėjom paleisti, jis norėjo, kad paleistume. Teisingai. Kad galėtų pažiūrėti. Labai gali būti, kad mes čia išsinuomom šitą gražią studiją ir tiesiog patys pakalbėsim, turėsim gerą laiką, nes nežinom, ar čia bus peržiūrų. Bet jo, susirinkom tam, kad papasakotume daugiau apie tai, ką mes veikiam, apie tai, ką mes mylim ir apie tai, ką jūs mylit. Nes turbūt, jeigu jūs žiūrit, tai jūs žiūrit ir klausot, tai jūs slidinėjat. Ir mylit kalnus. Ir uždavėt mums klausimus, siuntėt į mūsų postus, tai irgi juos atsakysim būtinai. Jo, labai dėkojam už didelę gausą jūsų klausimų. Buvo labai smagu jos klausyti. Ir reikia dar vis tiek, kadangi esam lietuviai, pradėti nuo heito. Norėčiau išreikšti heitą savo šitam orui. Ir vat, mes esam iš tų žmonių, kurie galvoja, kad turi būti tik tai vasara ir žiema. Tokie 2 metų laikai. Nes tai, kas vyksta dabar už lango, nėra normalu. Ir čia niekam to nereikia. Prieš 2 metus, lapkričio 25 dieną mes jau slidinėjom Liepkalnį, jau buvo atidaryti. Rimtai? Jo, prieš 2 metus, va taip. O dabar tai toks, kur dar vadai puola, tai šitaip įdomu. Bet dar pridurčiau, kad pavasaris dar irgi geras yra metas, nes pavasarį mes irgi varom į kalnus. Pavasarį, kovo, balandį, praeitais metais gegužė netgi. Bet čia pavasaris labiau Lietuvoje būna, o kalnuose būna žiema ir tada praktiškai vasarą iškart. Nu, gerai. Gal Gerai, kitą tada savaitę tai... gal pasnigs. Tai žodžiu, šitas smagiai gaidamės įvažiuojame į pirmą klausimą. Išgėriau Redbullio po metų permušinėje širdį. Nu va. Sakai, dėl to ir dar man siūlė, sako, nori gal. Jauduliukas, tai reikia kelbiškai. Tai gerai, Pirmas klausimas. pradėkim gal nuo klausimų, kuriuos gavom iš mūsų draugų, klientų ir visų aplinkinių. Gerbėjų. Taip. Tai pirmas klausimas, ar bus sniego, kurį dažniausiai išgirstam, kai mūsų skambina klientai, ar netgi parašo laišką, tai ar bus sniego kalnuose, vyrai? Ne, nebus, baigiam podcastą, viskas Kai skirtume. užduodama šitas Arba bus klausimas, kitą irgi baigiam. visada pradeda akis mirksėti. Čia yra, man kartais atrodo, kad gal iš jaudulio žmogus klausė, žinai, užsakinėjai kelionę, čia toks daugelis lietuvių visgi, kad ir kaip bebūtų, jie vyksta kartą per sezoną pasilinėt. Ir mes žinom, žmogus myli kalnus, myli slidinėjimą ir tą visą būseną ir tą pasikrovimą, kas ten vyksta. Ir tai kelia daug labai emocijų. Ir turbūt užsakinėja ir nori pabendrauti ir kažką ir jis jau įsivaizduoja, kaip ten vyks ir jam šitas... Jo, skautos kaip Labai nevalingas klausimas, kuris neturi kažkokių blogų intencijų, bet toks išeinantis... Kaip mažo vaiko, kur klausia, kas čia, kodėl. Taip, jis bando tą riziką, kad jis turi 1 savaitę kalnuose, bando susimažinti iki minimumo tą riziką, bet... Jūs nori idealiausios savaitės, Jo. Nu, tu 1 kartą per savaitę. Bet mūsų atsakymas būtų, kaip ir visada, to sniego bus, yra, nes tai yra kalnai, mes stengiamės vežti į aukštesnius kalnus ir šiaip dauguma tų kalnų jie turi visi ir sniego patrankas, netgi tas trasas, kur net jau dabar jau purškė kurortai, kur net dar neatsidarė. Tai sniego bus, kartais jo būna daugiau, kartais jo būna mažiau, bet jo visada būna. Tai... Jo, ir iš tikrųjų mūsų kelionių pasiūlymuose nėra nei vieno kurorto, kuris būtų ten iki 2 kilometrų, arba kad pagrindinė slidinėjimo zona būtų 2 kilometrai. Labiau kalbam apie 2,5, kas yra jau tikrai solidus aukštis. Ir kitas dalykas, taip, planuodami savo pasiūlą kelionių, tai yra vienas iš kriterijų, ką atsižvelgiam. Nes mes tikrai nenorim išvežti žmogaus ten, kurisai, nežinau, per balas vaikštų ir taip toliau ir turėti vienkartinę tą draugystę su klientu. Tai va. Taip, kažką norėjau pridurti, bet pamiršau. Nu tai dėl to
kaip pasakyti, mūsų pasiūloje yra visi kurortai, kuriuos mes esame aplankę ir nemažai tų kurortų yra, kurie esame aplankę patys, kaip ir dabar planuojamės išvykti tą pre-season, tai gruodžio, lapkričio gale. Tai jau, kaip ir kolegos sakė, jau dabar vyksta slidinėjimas, yra ledynai ir pučia, ir ką mes kai siūlom jau ten kalėdinis laikotarpis, tai yra populiari brangi data ir kurortai būna pasiruošę jau priimti. Jo, aišku, įvyksta ten anomalijos visokios, kur ten labai bloga, ten sausis ar gruodis, bet, tai yra gamta, tai yra kalnai, tai... Aš dar noriu patarimą duoti. Jeigu jūs važiuojate į kalnus ir, pavyzdžiui, žiūrit kažkokią labai aukštą vietą, kad jūs sakot, garantuos, kad, žinom, ten jau garantas, kad bus to sniego, jeigu jūs ten pradedantis slidininkai, nebūtinai jūs laimėsite ten nukeliavę, nes kuo aukščiau, tuo atšiauresnės sąlygos, tuo daugiau vėjo, tuo daugiau šalčio ir gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, tikrai ne taip ir smagiai praleisite tą savaitę, kai bus šalta, slidu ir apsiniaukia, pavyzdžiui, arba daug vėjo. Ir dar aukštai. Ir dar degonės trūksta, ir dar, jeigu nepratęs, tai ir dar galvas svaigsta, ir galvas skauda. Žodžiu, problemos vien. Jo, ten, Tai tokia linksma gaida gali užbaigti. Ten, kur aukštai, gruodis, sausis gali būti labai šalta ir labai vėjuota. Taip. Kovas, balandis, ten gali būti dėl didelių temperatūrų skirtumų, dieną ir naktį gali būti ledo daug irgi. Tai, žodžiu, iš vis rezumė toks, neužsikinėkit patys kelionės, mes jau ką tik atskleidėm, kad yra daug insaido čia. Taip. Visada galite pasiklausti, visada pasakysim, patarsim. Paskambinkit, paplėpėsim. Tai ką, keliaujam prie sekančio klausimo. Sekantį klausimą mums uždavė Domantas Kazickas. Klausimas skamba taip. Linkėjimai. Kokių didžiausių greičių esi leidęsis nuo kalno ir kurį kurortą rekomenduotum pasirinkti, jeigu aktualus greitis? Tokį turėjai mintį, Karolė, tam atsakymą. Jo, aš mačiau Domanto šitą klausimą Instagram beros užduotą, linkėjimai tau. Domantas Kazickas yra rimtas sportininkas. Puikus treneris. Jam norisi greičio. Jo, tai atsakymas dėl greičio tikrai greičiau, negu tu plauki su kabeliu. Nes ten 30 max, gerai 3-2, bet čia... Šiaip iš esmės, tai bet kuris kurortas yra tinkamas, nes visi žino, tą max speedas yra kiek sekundė, 2 dažniausiai. Ir jisai labai greitai tada... Jo, bet vis tiek, bet žinai, aš tai išskirčiau, Tignesas yra trasų plačių, Les du Alps, pavyzdžiui, man rekordas buvo Les du Alps ryte, ten pačiam viršų yra plati trasa, stati ir ten gali pasiekti per trumpą laiką, bet ten įspausti. Monterosai labai irgi... Monterosai, Čirvinė, žinai. Labai atsiprašau. Man turiu pakėti. Nes, pavyzdžiui, yra kurortų, kur tikrai ten sunku, žinai, kur ten daug, jinai trumpa, net nežinau. Kaip ir šiandien žiūrėjom, kur iš Italijos į Červinę, Zermatą gali iš Červinės persikelti ir ta tokia raudona yra ilga trasa, tai tenais irgi pamenu, kad labai greit. Jo, nes, pavyzdžiui, tas Tignesas, kur paminėjau, ten ir vyksta, kur rekordą muša su slidėm. Ne Tignese, o Varse. O Varse. La Forêt Blanche, baltame slėnyje, kur šiemet vyksime po daug metų, grįšim į savo vieną mylimiausių kurortų, kur Karolis berods pirmą grupę yra išvežęs. Jo, po High Mountainsų pradžia, 2009 kokie metai. Tai va, ir grįžtam. Dar nebuvo, bet ten organizavom pirmą kelionę. La Forêt Blanche, baltas miškas. Labai nuostabus kurortas. Bet ir Tignes irgi yra vietų ten, nuo viršaus, nuo paledynų, ten gali pasileisti, ojojoj. Matos puikus įspūdžiai ir perno išvykas. Bet jeigu dar taip tą greičio visą klausimą rezumuoti, tai tie, kas, nežinau, dar stadijoje to išsirinkimo ar slidės, pavyzdžiui, ar snieglintas, bet, yra žmonės, kurie tiesiog greit mėgsta greit automobiliais važiuoti, greitai eiti, greitai pirmą ateina į darbą, bet ir pirmį išeina, nes greitai reikia daryti viską. Tai atsakymas būtų slidės, nes slidėm galima tikrai didesnį greitį išvystyti. Tu turi dvigubai daugiau kantų, tu turi daugiau stabilumo. Šitą stovėseną, reiškia, tu daug labiau
Mažesnis vėjo gali. pasipriešinimas. Jo, ir slidės yra greitis. Tai Domantai, man atrodo, tau reikia pereiti ant slidžių. Jo, kurortus išvardinom. Ir reikia striukės tos raudona, kur su juoda yra. Su tai dar priduoda greičio. Spider. Ir dar būna gerai, kaip parašyta Armani. Kaip minimum. Gerai, sekantis klausimas iš Mariaus. Kada geriausia rinktis kelionę ir kur, kad būtų mažiausias eilės prie keltuvų? Toks dvigubas klausimas, galėtų būti kaip du atskiri klausimai, manau. Bet lengvas atsakymas, bent jau aš taip galvoju, nes rinktis tai vis dar reikia, kaip sakoma, kuo anksčiau, to geriau, o man kažkaip labiausiai užsifiksavę, kad kas liečia eilės, kas tikrai dabar susiduriam Austrijoje, kur tikrai labai daug žmonių suvažiuoja ir skundžiasi didelėm eilėm, tai Prancūzija sausio mėnesiui, gal ypatingai tie kurortai, gal kur mažiau žinomi, kaip turim tokį kaip Valory, Valmanier kurortą, tai jo, ten tikrai būna tuščia, tu nusileidi trasą ir iš karto sėdi keltuvą ir keliesi. Tai, man labiausiai atmintyva tas yra įstrigę. Taip. Ir Jūzė, aš atsimenu, irgi džiaugiausi kažkada atvaręs, kad netgi prie to pagrindinio keltuvo, ten gerai būna, bet ten pristės 8 žmonės, bet į vieną, antrą sulipa ir tu neužtrunki. Jo, net ir tas pats Valtorensas ar Tigniosas ten sausio mėnesį, kad ir yra žmonių daugiau, bet dideli kurortai ir ten gali būti eilutė tik prie kažkokio connectiono, kad persikelt iš vieno slėnio į kitą. Bet net dauguma ir Italijos kurortų, kad savaitgalį daug, kur vietiniai suvažiuoja, o darbo dienoms tą patį sausį, jeigu nekalbam apie vaikų atostogų savaitės ar naujaką kokį. Tai aš dar papilčiau, kad tai va tas, kada turbūt jis turėjo omeny klausimą, ne kada užsakinėto, kada vykt, kad būtų kuo mažiau žmonių trasai. Tai pakalbėjom apie sausį. Bet slidinėjimas rimtas prasideda iš tikrųjų nuo gruodžio mėnesio. Tai realiai reikia žiūrėti tas low season, pre-seasoną iš pradžių, tada low season weeks, išmetus kalėdas ir naujus metus. Ir ne tik, kad tu turėsi mažai žmonių trasose, bet ir trasų kokybė, jinai išsilaiko iki pat vidurdienio labai labai aukštoj kokybei. Ir tu niekad neturėsi tokių, nežinau, bampų išmuštų mogulų, kaip vasario mėnesį ar vasario vidury, sausio mėnesį tokių dalykų nelabai net būna. Jo, čia žinai, kaip tas pats sueina, kur dažniausiai žmogus nori didelio kilometražo trasų, bet iš tikrųjų net ir mažam kurorte, kuriam yra nedaug žmonių, bet yra gerų trasų, tu gali smagiau praleisti laiką, kad ir čiuoždamas tom pačiom trasom, bet kurios yra neišmuštos dėl žmonių kiekio mažesnio ir dėl to jos ilgiau tau laiko. Tiesa. Ja, tai tu kaip pasakėjai apie mažą kurortą, tai pagrindinis tas lyderis iš mažų, ką turim, tai būtų Ostos slėnio Pila, mūsų kurortas, kur kai mes pradėjom jį siūlyti savo pasiūloj, taip startavom labai nedrąsiai, nežinom lietuvio tą tokį skeptišką iš karto nusiteikimą, pasižiūrėjusi kilometražą. Žodžiu, nes lietuvio startas yra rinkimuose kelionių, tai yra nuo, kad būtų bent jau 100 kilometrų. 150. Šiaip 150. Kaina kyla. Dabar sumažėjo jau iki 102, iki 100 jau gali, bet jo, dar prieš kelis metus tikrai buvo 105, ne mažiau. Yeah. Tai Pila kurortas, jisai turi aukštį, jisai turi sniegą, nes jeigu pasižiūrėsit tuos powder alertus vadinamus, kada didžiausi sniegiai, tai Ostos slėnis bus visą laiką bus topė ir visą laiką bus pirmam trejetuke pagal sniego iškrentančio kiekį. Tai Pila kurortsai turi ir tokius laiptus didelius, jisai turi labai stačių raudonų atkarpų, ką kalbėjom apie greitį, kur tu tikrai gali tenai gerai išsitaškyti. Jisai turi daug tokių įdomių trajektorijų, trasus įdomiom trajektorijom, įdomiais posūkiais. Keltuvai yra, skaičiau, negalim vadinti naujausiais,
nors yra ir naujų didelių. Jie naujinas ir šiais metais dar vieną naują statą. Jo, bet tai yra, vidutinė plus klasė. Plus, tikrai. Aš ką dar noriu biškai pasakyti apie kilometražus, tai yra iš viso slidininkų ir keliautojų du pogrupiai. Vieni, pavyzdžiui, pasiema žemėlapį ryte ir jie mėgsta ekspedicijas daryti. Dabar mes ten važiuosim į kitą galą. Ir jie su to žemėlapį važiuoja. Kupriniai sumuštinukas. Taip, sumuštinukai, termosas, ten gal liškutė kokia. Bet yra kita grupė, kurie, pavyzdžiui, jie atvažiuoja, apsižiūri ir jie pradeda kartoti tą pačią trasą, pavyzdžiui, susiranda savo mėgstamiausią ir pradeda ją kartoti. Ir, pavyzdžiui, tobulina techniką, tobulina tą, žiūri, gal greitis didesnis. Tai jums patiems reikia tiesiog savęs pasiklaus, kas jums labiau patinka, ar ten ekspediciją daryti nuo vieno galo iki kito kažkaip belstis, ar kaip tik jūs norit padirbėti. Tai kai ant savo technikos ar kartoja trasas, tai tas mažesnis kurortas, jis tada nėra Jis patrauklesnis. Jo, jis nėra baisus, nes tam mažesniam reiškia žymiai daugiau dėmesio skiria trasom, jas daugiau prižiūri, ta prasme, detaliau ir jos būna tvarkingos. Pavyzdžiui, kaip mes Pilai buvom, aš esu asmeniškai tas, kuris mėgstu pakartoti, jeigu randu gerą trasą, galiu visą dieną važinėti. Ir ką mes pastebėjom Pilai, kad, ta prasme, mes ten buvom ne kartą ir norim grįžti dar ir dar, nes ten labai įdomios ir geros trasos. Dar vienas pliusas mažo kompaktiško kurorto yra tas, kad, prisipažinkim, nuo 8 arba nuo 9 iki 5, taip širai, kaip sako, atslidinėt, yra sunku, nebent tau Bet yra pažįstu tokių klientų. Yra, bet šiaip standartiškai įmantai žmogus, jam reikia tokių ilgų pietų, truputį atspust, tai jeigu tu esi kompaktiškam kurorte, tu gali grįžti į viešbutį, išties kojas, kad ir pusvalandą, truputį pailsėt ir šokt atgal. Jeigu tu esi, nežinau, 3 slėniuose ir nuvaręs į arba Italijos orės pačioj. Tai, reikia skubėti namo grįžti. Jo, kad nestartavus. Bet čia, žinai, tas yra, kaip ir sakė, 2 tipai, kas ten mėgsta ekspedicijas ir kartot rasą, lygiai taip pat, kai yra žmonės, kurie mėgsta kiekvieną kartą stengiasi važiuoti į skirtingas vietas, yra žmonių, kurie 10 metų randa savo kurortą ir tikrai ten daug metų važiuoja į tą patį kurortą. Bet šitą aš ir šito nesuprantu. Apkalbam, ar išpilam tulžies ant šito, ar ne. Yra žmonės tikrai, ir numeris 1 iš tų, kurie važiuoja 10 metų ten pat, tai yra Livigno, ne? Livigno. Aš nežinau, nuslidinėjimas ant tiek yra fainas dalykas ir nuostabus patirti. Ir mes, kai nemažai aplankė, mes žinom, tą pliusą patyrimo skirtingo kurorto. Nuvažiuoti jį, ką reiškia patirti, yra išslidinėti jį iš visą tą išjaus. Jeigu tu 10 metų, tu negali pasimti ant skirtingos tos emocijos, kurią tu gali gauti keisdamas lokaciją. Ir dar vienas mano nuomonė dalykas, tai yra tas, tai jeigu žmogus gali būti išprūsęs ten, nežinau, apsiskaitęs, savo srity ten profesionalas, tai jis gilinas, bet lygiai taip pat tu gali būti ir išprūsęs slidininkas ir iš to vietoj irgi, lavintis. Negi tau neįdomu būti žingeidžiam ir negi tau neįdomu, koks pasaulis yra už Livigno. Nes yra kitas pasaulis. Jo, bet aš tai pilnai ir suprantu tuos, kurie kartoja. Aš nekalbu apie 10 kartų į tą patį, bet, sakykime, geras kurortas ir nuvykti ten 2, 3 kartą. Tai ir mes patys esam važiavę į tos pačius kurortus ir norim grįžti. Ir dabar buvom kovo Tignės ir jau tikrai žinau, ir Lauris ir aš sėdėm kartais Tignės, tai reikia grįžti, kada galim grįžti. Reikia Karolį nusivežti. Neišeina, kad tokiu tempu, kaip vaikai Lauri gimsta, tai nenusimato tau, man atrodo. Liepkalnis. Maksima bazė. Bet būna dar nuvažiuoji į kurortą ir, pavyzdžiui, visą savaitę prastas oras. Ir tau visi pražadėjo, kad ten gerai ir nuvažiuoti nelabai. Jo, bet šitas tas prasto oro aspektas, jisai toks game changeris iš tikrųjų yra, kur gali nuvažiuoti tikrai gerą kurortą
ir jeigu ten nužneš tau to tokio pieno, rūko. Taip, ir čia irgi labai svarbus dalykas, ką pastebėme žmonių, arba netgi aš kartais skaitydamas komentarus, kur varo ant kurorto, nes jiem buvo blogas oras. Jie nuvažiuoja į gerą kurortą, nu objektyviai geras kurortas ir tada stumia, oi kokia nesąmonė, ten mums tai ten nebuvo ir jie nebevažiuoja ir jie kalba tik negatyviai, nors ten fantastiškas kurortas, žinai, tai kad nesėkmė, žinai, nes nevertino to, kad, kitą kartą gali būti. Jo, čia vėl galima gal grįžti prie to, ką kalbėjom apie lūkesčius prieš kelionę, žinai, kad, žmogus vieną kartą varo, jis ten taip laukia. Mes tikrai žinom, turim tų klientų, kurie ten, nežinau, kaip maži vaikai, žinai, laukia tos kelionės, ką mes patys laukiam. Kiekvieną kartą. Jo, bet aš bandžiau tą gal pasakyti, žinai, kad... Bet čia su savim, Jo, čia nereikia nurašyti to, kad nebūtinai, kad ten ir kitą kartą bus, ten gal kaip tik bus ten ta patirtis super, bus geras oras, geras vaibas, viskas. Ir tu norėsi varyti ten 10 kartų. Tada po to. Tai čia kaip bet kur, gali nuvažiuoti, nežinau, į Turkiją ir gali būti prastas atostogos, nes gali būti prastas oras. Bet kur gali... pasiėmė. Arba mes pasiūlom sprendimą šitam variantui. Jeigu ant tiek svarbu žmogui ta garantas gero oro, tai ką mes tada sakom jam? Važiuok kovo gale. Jo, kovo gale, turėsi saulę, turėsi iš ryto. Bet tada negerai, šlapios trasos, sustumti mogulai. Po pietų jo. Po pietų nereikia. Bet jeigu čiuoži nuo 8 iki 5. Nežinau, aš vieną geriausių slidinėjimų savo esu balandį turėjęs Išglę, kai yra tušęs visiškai kurortas, kai pasų jau mažos kainos, paruošimo lygis yra aukštas. Nes ten valstybinių pinigų yra viskas varoma Išglę, labai mažai ten privataus, man atrodo, sektoriaus. Jie ten tikrai labai rimtai viską ruošia. Balandžio mėnesį. Tai turi ir saulė, ir tą gerą. Tai galim palengva iš šito ir pereiti prie slidinėjimo kovo mėnesį, apie ką mes daug kalbam, bent jau ofise ir stengiamės jau edukuoti daug metų mūsų draugus, svečius ir mūsų klientus, kad tai yra fantastiškas laikas slidinėti. Tai mes važiuojam, būnam ir po porą kartų patys, nes tai yra, kaip ir minėjo, saulė. Tai yra geras oras dažniausiai, tau nereikia tiek sluoksnių rūbų apsirengti, kad čiuožti, tu gali įdegti gražiai, nereikia net Turkijos. Ir wow, nežinau, ką čia be pridurti, tai niekada nebijokit to kovo ir kai klausit, ar bus sniego kovo, jo bus tikrai, tik tai jos bus šiltesnis ir gal po pietų kažkur apačioj, ten jau prie 2 kilometrų aukštį gali būti ir balas. Ir tas slidinėjimo... kaip pasakyti, stilių, žinai, skiriasi kovą, tu atsikeli anksti, tikrai po nakties būna pašalės, sutvarkytos trasos, jos būna geros ir tu ten kovo 8:30 jau atsidaro tikrai anksčiau tos trasos ir tu iki 12 tikrai turi labai labai gerą laiką ir gali tikrai daug ir kilometrų susukti. Ir dienos ilgesnės. Jo, ir tu atčiuoži ir tada atsisėdi kokioj kaviniai, saulytė šviečia ir gali mėgautis tais kalnais. Ir pačiuošti, ir pasideginti, ir pasimėgauti, biškai tą tokį savo gal laiko sustabdyti ir pasimėgauti tuo visu. Bet aš irgi norėjau iš šitos pusės prieiti, nes tokį gruodį, sausį matau kaip darbinės, kur sportinės nori, žinai, pasidaryti, išsitaškyti, nes būni pasilgęs. Vasaris yra vaikai, tai vaikų atostogos, toks jau šeimos mėnuo, o kovas, balandis, tai yra ne tik iš slidinėjimo pusės, bet aš labai atsimenu tas visas pavasarinės kelionės, kad ten tie jau yra ryte, tu atsisėdi, jau saulytė pakilus, šildo, tu geri tą kavytę ir tu jauti, kad jaučia ir pavasaris, kad ir Lietuvoje pavasaris jau viskas baigės, ta tamsa, ateina šilumos metas, bet tu tuo pačiu ir žiauriai gerai paslidinėjai. Per pietus iš vis ten jau karšta. Faina, labai. Jeigu esat pradedantis, tai iš viso, kova ir minkštesnė trasa, krist, mokytis, bandyti iš naujo, žymiai geriau negu kokį sausį. Sausį tikrai kartais būna įsigąsta, kas pirmą kartą atvažiuoja dėl to šalčio.
sąlygų. Jo, gali būti sausį -20, tai varyti, mokintis. Reikia, kaip Marius sakė, gerai suprast, ko nori, koks tikslas yra, bet galit per daug ir nepersistengti. Tiesiog paskambinkit mums, papasakokit ir mes greitai tą info suvirškinsim ir pasiūlysim geriausią variantą. No, gerai, tai mes grįžtam atgal į studiją. Prisitraukiam mikrofonus. Tai sekantis klausimas yra nuo Dovilės. Pavardės neminėsiu, nes aš jos nežinau. Ką reikia žinoti kalnų pirmą kursui? Geras šiaip klausimas. Laurinas yra labai, visi mes empatiški, aš gal mažiausiai, bet šitą klausimą reikia empatiškesniems žmonėms perduoti, nes jie... Jo, mes nesakysim. Manau, svarbiausias dalykas tai yra pasiruošimas ir pats svarbiausias dalykas tai yra instruktorius ir teisinga pradžia. Amen. Visada tai reikia pradėti mažai žingsniais ir po truputį, kad tas nieks nespaustų. Ir be abejo, jeigu nori išvykti kalnus, tikrai yra galimybės pradėti žingsnius pirmosius čia Lietuvoje. Turim Snow Areną. Aš atsiprašau, beje, čia noriu pristatyti, čia žmogus, kuris per COVID-ą paėmė visą Tauro kalną ir tenais monopoliją pasidarė mono. Tai jo, žinokite, žodis yra svarus. Ne, iš tuščiais tai čia. Jo, tikrai ne vieną vaiką esam visi išmokę ir tą įskiepiję aistrą ir džiaugsmą slidinėti. Ir Dovilė dar, žinai, instruktorių pasimdama dar išsaugosi santykius su draugu arba vyru. Jo. Tas tikrai yra labai svarbu. Ta tokia senoji mokykla, kur tikriausiai mes visi ir ten draugai užaugę, kai pasiema draugas į kalnus, aš čia tave pamokinsiu. Ir nepamokina. Ir pamokina, bet yra nervai ir labai bloga patirtis, o kaip minėjau, Lietuvoje turim tikrai didelės galimybės pradėti pirmosius žingsnius, Snow Arena, Liepkalnis atsidaro, yra net ir tas kilimas, tai bet kokia pradžia yra tikrai labai gera ir taisyklinga ir tikrai būtina, ir mes visada irgi sakom, pasidaryti tuos namų darbus prieš kelionę, nes vis tiek kelionė, jinai kainuoja nepigiai ir norisi mėgautis ir kuo daugiau išnaudoti to, tai būtina tai kad ir čia pasiemus Lietuvoje prieš kelionę 2-3 pamokas, tu jau labiau mėgausies kalnuose ir tau nereikės tą didelių akių, to laiko tu skipinsi ir tiesiog, pradėsi su draugais greičiau čiuošti. Žinai, gal trečią dieną tu jau varysi į viršų. Tai yra... Ir šitoje vietoje dar pagirkim instruktorius lietuvius, kurie ir čia dirba. Jie visi labai tokie užsidegę, empatiški, tikrai suinteresuoti ir tą žmogų greičiau pasityti. Aš lyginu su tai, ką kalnuose matau. Kalnuose kažkie atrodo kaip, nežinau, vergoviai kažkioje dirbtų. Gal ten panašiai ir yra. Yra. Prastumtą valandą žiūri laikrodį, o nežiūri progresą. Lietuvoje vis tiek informaciją priimti savo kalbą, vienas dalykas, kitas dalykas ir šiek tiek pigiau. Ir, trečias dalykas, ką didžiausias laimėjimas bus, kad jau išvykus į kalnus, tu, iškart jau tą malonumo daugiau čiupinėsi. Ta sunkiausią momentą praeisi Lietuvoje. Jo, nes kad ir labai vertina žmonės, kad mūsų kelionėse vyksta instruktoriai ir tikrai jais naudojasi ir patenkinti, bet tikrai vis tiek geriau tą pirmą žingsnį, susipažinimą su inventorium, kaip čia vyksta visas leidimas, kas tas kantas, padaryti Lietuvoje, nes tada jau tu padaręs pirmosius žingsnius Lietuvoje, tu gali išvykęs jau iš karto visai kitų tempų judėti į priekį ir kartais yra tokių žmonių, kurie ten pagaili ten tų pinigų instruktoriui, bet kas liečia progresą, tai gali 3 metus važiuoti į kalnus ir neišmokti čiuošti, jeigu tu nenueisi pas instruktorių ir tas tikrai yra svarbu. Jo, ir dar svarbus ir gali sulaužyti ranką.
Jeigu dar padarysi savaitę bent prieš kelionę po 10 pritupimų, tai bus lengviau ir netaip skaudės kojas. Vadimas yra vienas iš nedaugelių žmonių, kuris pritupimus, man atrodo, mėgsta. Aš vis tiek kojas skauda. Tu vis tiek kojas skauda, bet kaip jas skaudėtų, jeigu nedaryčiau. Tai... Jo, bet ir ta sporto specifika, aš labai atsimenu vieną kelionę, kai važiavom su Karoliu ir vežėm į įmonę slidinėti ir turėjom merginas, kurias mokinome su snowboardu. Ir jos sako, viena, aš crossfitą lankau, aš į sporto salę einu, atrodo sportuojantys žmonės, viskas tvarkoja ir tada tas pirmas atsisėdimas su snieglente ir kada reikia atsistoti. Ir kada įsijungia ten vidiniai pilvo raumenys ir turi tas kojas arčiau pritraukti ir tu matai, kaip žmogus bando atsistoti ir jam nesigauna. Jo, ir jisai pyksta ant savęs, nes kaip ir supranta, kad judantis, sportuojantis žmogus stiprus, bet negali atsistoti. Tai tikrai, O čia įdomu, čia tiesiog turi abonementai į salę, ar tikrai vaikšto? Mes jau tiek nesigilinom. Šiaip tai, kai po labai intensyvios snowboardo dienos, tau kartais skauda raumenis tokiose vietose, kad tu net nežinai, kad ten raumenų turi. Kai galva būna ausys, muiluoji, o rankos kažkur giliai, jau tik ir nesupranti, kur padarėjai. Šiaip blogiausia, nežinau, man tai būna po griuvimų, nes tada tu nežinai, kaip to kaklas kita. Nes tu jau senas, dėl to taip. Ja, aš kažkokius tyrimus dabar darysias ir ten MRT galvos ar kažką ir daktarė taip sako, nu, nieko tau nepasakys, nu, regeneraciniai procesai, žinai. Lėtėja. Ačiū. Jo, tai svarbu judėti, pasiruošti slidinėjimui ir suprast, kad mes kiekvienas dirbam darbą dabar dažniausiai atsisėdę ir nesvarbu, kad ir vaikštom į sporto salę, bet išvažiavęs slidinėt mūsų kūnas patiria tokią apkrovą, kur mes nei vienas neiname nuo 8 ryto iki 5 vakaro į sporto salę ar ten žaistum tenisą, tiek valandų tu nesportuoji. Ir be poilsio dienų. Be poilsio dienų. Ir tavo organizmas ir kūnas patiria didelį šoką, dėl ko būna, kai žmonės pirmus kartus, kai išvažiuoja, po pirmos slidinėjimo dienos, kai atsikeli ir atrodo, kad sergi. Tikrai esat jautę tą tokį. Tai čia uždegimas, atrodo kažkas negerai, turiu temperatūros, visą kūną laužo, bet tu išeini, pradedi čiuožti ir... Kažkas nimezėlį išgeria, kažkas čerkelę, žinai. Ir juda toliau. Tai va, tikiuosi, Kamilė atsakymai į tavo klausimą. Dar iš šito pokalbio buvo prieš 15 minučių, Marius nuskambėjo iš Mariaus lūpų, kad šitą fleškutę, žinai, tikrai mėgsta žmonės pasimnu, taigi visi čia žinom. Bet nedarykit taip, nes tikrai ne vienas šonkulis yra lūžęs. Ta prasme, pasimkite tą fleškutę. Bet imkite tą, kur būna tokie minkštus. Vandens talpai. Tokie arba kažkur kitur ją dėti. Mineralinių buteliukai. Skilipom tie buteliukai, žinai, tai tokie būna. Kalnuose yra kavinės ir visko ten gali nusipirkti. Teisingai. Amen. Gerai, važiuojam toliau. Simonas, linkėjimai tau, Simonai. Ir su klausimu, kur važiuoti, kad trasos būtų neišdaužytos? Užsikeliam ant kalnų 12 ir neįmanoma. Tai kelkis 9. 12. 12 jau reikia eiti gert kavos ir kažką gal valgyti, o ne keltis į kalną. Nežinau, bet apkalbėjom šitą, kad gal čia labiau ne kur, o kada. Tai jeigu tokią patirtį turėjo, tai greičiausiai važiavot per high seasono kažkurias savaitės, ten kalėdos, nauji metai, vasario vidurys, kovo pradžia, jau kai sniegas minkštesnis greičiau užsimuša. Jeigu nori to hardpacko tokio, tai lapkričio galas, gruodis, sausis, praktiškai šitie mėnesiai ir, tikrai ne 12 dienos. Bet aš vis tiek sakyčiau, iš mano pusės būtų vienintelis patarimas, nori gerų trasų ir prasiliekti, jeigu gerai, tai ryte, tik ryte.
Nebereikalo yra posakis, ankstyvas paukštis gauna geriausią slieką. Riebiausia. Pirmą kartą. Bet geras. Tai va, tai Simonai, nes geriausias lieka gana yra tikrai miegot, ryte. kelkis, bent jeigu nori prasičiuošti, atsikelk ir tu gali, tau pavyks. Kazachstanį keldamis 3 nakties ar ryto ir viskas tau buvo gerai, tai gali ir čia. Ai, čia mūsų simukas? Taip. Nebesvaigti. Ne, tai čia būtent tas, kuris 12 atsikelia. Jo, 12 jau varo nuo Tarp kalno. kitko, čia tik tai priminimas, kad simukai tu instruktorius esi mūsų, tai ką tu veiki 12? Simas iki 12 dirba, o po 12 išmušta jau čiuošti ir tada Tu šiandien gydyk jau. Gydyk brolis pasakė, kad miega jis iki 12. Tai va, tada Grėtė klausia, kas dažniausiai nustebina žmonės pirmą kartą išvykusius su jumis? Gražus vyrai. Gražus kelionių vadovai. Jo, Ir atrinkinėjom merginos. vadovus, ne Čia mano pagal žmona skillsus. klausia? Gali Galimai. Labas žmona. Labas gražu. Labas žmona. Ne, aš tai manau, tai nustebina gal tai, dėl ko mes taip sunkiai ir dirbam visus tos metus ir ką kreipiam tą visą dėmesį, būtent gal tas mūsų dėmesys klientui, servisui, dėmesys tiem kalnams, kai mes atrinkam pačius kalnus, kur mes vežam mūsų klientus, tai ir kad mes viską stengiamės už juos apgalvoti, tai kai žmonės ateina iš savarankiškų kelionių, tai jie gal nustemba, kad čia viskas apšaukinėta, apdaryta ir mums tai yra labai svarbu, nes žinom, kad tai yra atostogos ir vieną kartą, kaip ir jau ne kartą čia minėjom per klausimus, kad išvažiuoja žmonės kartą per metus, tai mes stengiamės, kad padaryti, kad ta savaitė būtų atostogos. Viskas. Vienas iš tokių mažų dalykų, kurio aš labai didžiuojasi, kad taip mes tokie esam, tai yra tai, kad mes, pavyzdžiui, visi 4 mes slidinėjam ir mes mylim kalnus ir norim tą parodyti kitiem. Bet čia nenorim nieko sakyti, bet kiti organizatoriai, ne visi kelionių organizatoriai, net ne visi tenais yra buvę tose kalnuose žiemą ir, maždaug tu kažką nusiperki, bet tu tiek iš jų ir gauni. Jo, nėra, esam gavę feedbacką iš lietuvių kelionių organizatorių, kitų įmonių, kad mums sudėtingai sekasi pardavinėti ir mes čia ir vengiam, nes mes nesuprantam. Tai aišku, tai gal iš vis nepardavinėk tada, jeigu nesupranti, nes čia žinių tikrai reikia. Aš rekuperatorių nepardavinėjau, pavyzdžiui, nes nieko nesuprantu. Jo, bet čia, žinai, gal didžiausias ačiū yra mūsų kelionės vadovam, instruktoriam, kurie tikrai moka ir nuoširdžiai, žinai, bendrauja su klientais, kur klientai jaučia, kad tai galbūt nėra tik tais kiek darbas, bet jam smagu dalintis tą emociją, edukuoti apie tos kalnus ir tas toksai gaunasi labai natūralus ryšys. Taip. Tai vat labai didelis ačiū mūsų vadovam, nes jie daro didelį darbą mūsų kelionės vadovams ir stengiasi dėl jūsų. Nuostabus. Jo, tikrai labai stipri komanda susirinkus ir susirinkus galbūt tada, jeigu visi tie, kas atėjo, mes ir priemam juos, ne? Mes esam ir ne vieno žmogaus nepriėmė iš tikrųjų kelionės vadovo poziciją, nes pasidarėm įžvalgų tam tikrų, kad gali būti, kad tas žmogus nebus antiek rūpestingas, antiek dėmesingas, kokią kartelę mes esame užstatę, koks turėtų būti mūsų kelionių vadovas. Tai mes tikim, kad jaučiat šitą mūsų irgi vietą apdirtą, kur mes esam daug dėmesio skyrę komandos formavimui. Tas labai svarbu. Taip. Nu tai va, gerai, sekantis klausimas yra iš Regina, uždavė mums Labas, Regina. Labas. Kokie kalnai labiausiai tinka pradedantiesiems? Šiaip geras klausimas ir mes dažnai atsakom tą klausimą. Jo, ir turim tokią idėją apkalbėję, kad
galbūt net pasidarysim kitais metais prie kelionių kažkokį tokį kaip žymėjimą labiau dėl... Čia dabar mūsų susirinkimo informacija dėdė ant stalo. Atsiprašau. Nu, galvoju. Bet čia gal labiau apie tai, kad mes dažnai kalbam. Informacija nutekinta jau. Ir kad man to ir Marius vakar irgi kalbėjo su kažkokiu klientų telefonu ir atkalbinėjo nuo didelių kalnų. Ja. Kad ten 400 km trasų ir pirmas išvykimas į kalnus ir jau nori rinktis ten ar kokios 3 slėnius, ten ar Sestrierė, kur ten su 400, tipo, kur nėra prasmės juos varyti pirmam kartui, nes iščiužinėsi 17 km per pirmą savo kelionę ir tau liks tiesiog tą biudžetą, tą nereikalingą. Jeigu tavo draugai pasakė, kad Valtorinsas ten wow, bet kai pirmam kartui gal į Valtorinsą tau nebūtinai reikia. Jis yra wow, tikrai. Jis yra wow. Kai tu gali iščiuošti tuos 600 km, kurie ten yra. Taip. Jo, pradžiai mes vis dar rekomenduojam imti mažesnius kalnus, kad būtų ir infrastruktūra irgi tinkama pradedantiesiem, su mėlynam trasom. Tai visada irgi patariam, kad neimti tų baisių kurortų, aštrių ar didelių, tai ta pila mūsų apkalbėta, tai fantastika. Jo, ir susižiūrėti nuo apgyvenimo įstaigos, kad nebūtų startas, finišas raudonos juodos trasos, nes čia tikrai bet, sudėtinga. Bet, kitą kartą tu gali, jeigu yra gondola, tu gali nusileisti gondolą namo. Jeigu tavo, tarkim, vienintelis kelias žemyn yra juoda trasa, tu ir taip pavargęs, jau visą dieną atslidinėjai kojas laiko ir tu toksai kaip ir galėtum nusileisti nuo juodos, bet tu nežinai, nes dar toksai ten, tu visada gali pasimti gondolą ir nusileisti. Rekomenduojam nusileisti gondolą. Tiesiog išpopina prisiminimai iš tų, kur paskutinė bando daryti juodą trasą prieš grįžtant namo. Aš matęs iš keltuvo draugą, kur čiuožiantis tiesiog tokia kaip žvaigždutė. 4 slėniuose Šveicarijos žvaigždutė, telefonas jau kažkur į kairę ir jis norėjo užbaigti dieną su juoda trasa. Užbaigė. Teko laiko gal išmokau. Aš, pavyzdžiui, tą pamoką, kad nevažiuos, nedamuš dienos, pačiu žiauriausiu užtruko, bet jau išmokau. Bet jo, šiaip tai toks ir atsakymas visi, kas paskambina prieš užsakant ar parašo, identifikuoja save kaip pradedančiuosius, visada nukreipiam į tas mūsų kryptis, kurios būtų tinkamiausios tokiam žmogui. Dar pridnukui gal geras momentas, apie ką apgalvot reiktų, tai pliusas didelis yra, pavyzdžiui, viešbutis su spa, arba kažkoks gyvesnis miestukas, nes greičiausiai, jeigu tu esi pradedantysis, tai tu neišjuoši visos dienos. Ir pasižiūrėt, kad tu turėtum veiklo šiek tiek. Matęs tokių pavyzdžių, kad ojojoj. Ir dienos. Išmoko kalną, nenulipo. Nu, tai čia nuo žmogaus, žinai, priklauso. Jo, bet jeigu jis nebuvo, tai jis dar turbūt ir nežino, kaip jam seks. Tai tas atsarginis variantas yra tarsi dedam pliusą prie mažo kurorto su daugiau mėlynų trasų ir šiek tiek raudonų, nes tikrai per savaitę gali pereiti iki raudonų. Ta prasme, pasidaryti progresą, tai kad dar būtų ir papildomų pramogų kurorte ar ten viešbutyje. Šokiai gali būti irgi vakare. Bet lygiai taip pat, žinai, nebūtinai turi būti mažas kurortas, nes dideliam kurorte visada bus mėlynų trasų. Nu taip. Ir daugiau žmonių. Tai reikia pasakyti, Pila, Latuilė. Tai, bet tai ir Prancūzija, Adejus, Valmanier. Ir bet kiti kurortai, kuriuos mes jums pasiūlysim, kaip paskambinsit. Teisingai. Važiuojam toliau. Gerai, Inga, kas geriau lavina slidinėjimą su snieglente, slidinėjimas ant sniego ar ant kilimo, kuris imituoja kalną? Bum. Kas iš mūsų bandė tą kilimą? Taip, pasakykit atvirai. Aš nebandžiau. Su tavim, bet... Jo, man atrodo bandė, bet tai paprastas atsakymas yra veikia, žinai, panašiai. Gal kūno tas judesys panašus, bet pati vieta, kur kantas, žinai, dirba su sniegu arba su kilimu, vis tiek kitaip dirba. Nu, taip, ir kilimas visiškai lygus, žinai, bus.
jisai tavo smegenis negaus info, kad kojos turi būti pasiruoštas ir kažkokiem absorbuoti neligumus. Bet aš manau, miksas tiek pabandyti ir ant tikro kalno, tiek ir čia pasipraktikuoti, kad tokį gautum kaip raumenų tą atmintį. Jo, tai blogiau nebus. Nebus. Bet jeigu kas geriau, tai geriau, aišku, natūraliom sąlygom. Blogiau yra nieko nedaryti, iš vis nebandyti nei vieno, nei kito, čia yra blogiau. O šitie vis tiek yra... Taip, gerai. Nu va, tada eina nemažai klausimų tokių praktinių apie skrydžius, apie pusryčius, gabenimus, vežimėlių visokių. Vežimėlius galite gabentis visuomet, tėveliai su vaikais. Jo, gal galim labiau papasakoti tada apie kaip, jeigu tu turi mažą vaiką, Laurinai bus aktualu, kaip keliauti į kalnus, kai tu turi... Man atrodo, praeitais metais mes turėjom rekordininką, dar oruose nufotkinau klientų su 3 mėnesių kūdikiu. Jo dar buvo parašę, kad sako, mes norim keliautoją pridėti, bet dar nežinom keliautojo vardą. Šiemet irgi jau tokį turim, bet jau kiek girdėjau, kad gimė. Bet ir bus panašiai jaučiu kokie 3-4 kokie mėnesiai. Šiaip, kadangi daug metų labai dirbam, tai ir savo CRM matom, kad tie, kur važiavo anksčiau, susiję tokie, po to dar porą metų praėjo, jau ir su vaikų keliauja, žinai, tokį matom kaip... Jo, padarė pertraukai, gal ko nevažiuoja šis metas. Buvo, man atrodo, pas mūsų kelioniai, kad vyras ir moteris, jie netyčia taip gavosi, susigrupavo į vieną kambarį, tai kitais metais jau patys važiavo kartu ir paskui dar po kelių metų jau ir pavardė. Ai, taip, aš žinau, jo, puikiai atsimenu. Nesakyk pavardė. Nesakysiu. Bet jo, šiaip gera praktika keliauti su vaikais, nereikia bijoti, o dar ką pastebim ir kas populiaru, tai dabar pasiema senelius. Tikrai. Nes galima, tarkim, kur yra įskaičiuotis, kaip pasai mes jos galim įskaičiuoti, išminusuoti iš kelionės kainos, ir jeigu viešbutis, tai va irgi ten ar spa kažkokį turi, tai važiuoja su... Ir pasivaikščioti po kalnus ir sniegą. Ruoškit savo antros pakopos pinigėlius. Teisingai. Tai va, tai atsakant į klausimą, ar galima gabentis vežimėlį, galima. Aptariam. Jo, dar buvo klausimas, kada geriausia planuotis kelionę į kalnus. Kas irgi šiek tiek, aš pastebiu, keičiasi įpročiai mūsų sleidininkų ir šiais metais pastebėjom per išankstinį labai pardavimą, kad jau vasarą žmonės laukia ir aš skaitau, kad geriausia yra vasarą planuotis jau. Jeigu žinai, kad tikrai važiuosi, žinai, kad nori slidinėti, jeigu netgi esi išsirinkęs kurortą, kur ten noriu, sakykime, Valtorensas tikrai. Tai jau pirk rugpjūtį. Jo, nes ir pasiūla iš tikrųjų yra ribota. Gal mes ir norėtume kažkiek tų tokių topinių daugiau siūlyti, bet supraskim, kad tų reguliarių reisų nėra tiek daug iš Vilniaus, ypač žiemos metu. Tai tas ir riboja ir mūsų pasiūlą, kad yra vietų tiek, kiek yra. Kas laukia, labiausiai nori jie, kai mes startuojam rugpjūčio 1 dienom, per pirmas kelias savaitės iš tikrųjų išperka ir po to ta pasiūla truputį traukisi. Jo, kas labai nori Liepos mėnesį net skambina ir rašo. Taip. Tai va, tai planuokitės vasarą, kaip sako, planuokis Rogės vasarą. Ruošk. Taip, kažkok. Aš vis dar tiesiog šokė nuo Marius to... Dabar kažkaip ne taip populiaru Rogės, kaip anksčiau buvo, tai normalu, kad susimaišiai. Tai dėl to aš ir susimaišiau. Šitas poskis kilo, kai Rogės visi turėjo ir Vadimas dar apie tas lieka geriausia galvoja. Jo, aš dar suku į tas lieka. Aš dar turiu. Dar turiu iš kišenį. Kišenė didelė. Gerai, lauksim. Dar turėjom vieną klausimą, ar planuojate kokių freeride skitūring kelionių šį sezoną? Iš po stalo. Iš po stalo, ant stalo. Mes praeitais metais naują kryptį pabandėm Šiaurės Makedonijoje buvom.
Tai daugiausia ten buvo cat assisted, tai yra kai su retraku, kuris ant savo galo turi didelę kabiną ir, reiškia, nusileidžiam, tai pasiema, aišku, su vietiniais gidais. Tai buvo faina, gal sakyčiau, truputį aukščio pritrūko, ten apie 2 ir tie vertikalių metrų, tokie 300-400 faina buvo, bet nežinau, ar ant tiek, kad kartot. Ką mes kartojam iš freeraidinių, tai yra Bachmaro. Čia vėlgi yra sudėdamoji tokia dalis, kad ten vertikalių vėlgi tiek pat gal kiek ir Šiaurės Makedonijoje apie toks standartas nuo 3 iki 500 vertikalių metrų, bet, vieta yra pati unikali ir labai, labai didelė tikimybė, kad kelionės metu labai yra slidinėjimo sąlygas turėsim. Tai... Reklamą pažiūrėkit, YouTube'ai mano kanalą Marius Ciutė. Ten jau beveik padariau video iš mūsų praeitų metų. Ten pasižiūrėkit, jau beveik padariau. Beveik padariau video ir aš manau, kad gal kol šitas išeis, gal jau bus ir įkėlęs, bet aš manau, apie Kalėdas įkelsiu video iš Bachmaro, kurie buvo praeitais metais ir buvo wow kelionė. Taip. Tikrai, sniego aš tiek net nematęs buvau. Šiais metais dar turime kelias vietas likusias, man atrodo, 3 dabar ateinančiai kelionį sausio mėnesį. Dar galimai bus Norvegija kovo mėnesį ir šiaip yra Islandija irgi, bet jau čia balandžio mėnesį tokia jau ten čia išskirtinė kelionė. Dar yra su klaustuku, bet mes visada planuojam, visada žiūrim, nes ir patys tą mėgstam. Ir klausydamas Karolio apie tuos 300-400 vertikalių, aš tiesiog galvoju, kad tiesiog nes mūsų kartelė gal šiek tiek aukštesnė. Nes kitam gal 4 ir čia viskas dienos yra įvykis, nes pradžiai tikrai to užtenka 400. Pavasarį buvom Kazakstane, jau rimtesniuose kalnuose, ten gyvenom 3 km aukštį, lipdavom iki 4,2, 4,3. Ten jau, faina. Faina buvo tą aukštuminį beveik jau patirtą skituringą. Vat ir užkėlė kartelę. Bet grįžtant prie to, tai Bachmarui yra tai, ką turim dabar ir kur yra vietų. Ką labai svarbu paminėti, kad į skituringo freeraido kelionės tai yra ir spec įranga eina, lavinų saugos, tada splitai. Tai mes viską turim nuomai, galim pasiūlyti savo klientam, įranga atnaujinta, nuvaškuota, klijai skinsų yra pakeisti šiem metam, tai viskas ready. Tai čiupkitas paskutinės, mes neturėjom blogos grupės, blogos patirties į Bachmarą. Jo. Tai magiškai ten nuvažiuoja kitas pasaulis. Ir pradėti yra labai faina, aš manau, ten, nes ten gali tos vertikalių gali padaryti mažai, jeigu nenori lipti antro užlipimo, tai pradžiai yra labai fainas dalykas. O jeigu dėl daugiau tokių krypčių, tai tiesiog sekit naujienas. Tai mes visada dirbam šio klausimu ir gal kažką tikrai pristatysim. Dar kas fainas su Bachmaru yra, kad gali arba natūraliai pasirinkti, kad tu truputį atsiribosi nuo pasaulio, nes tenai ir užkeliai kaimelį su retraku, ten automobiliai jokie nevažinėja, nes yra neįmanoma iš vis dėl sniego kiekio, bet labai dažnai dingsta ir elektra, tai tu jau priverstinai būni atjungtas nuo pasaulio. Va, praeitą rudenį mes turėjom situaciją, kad su Laurinu dviese fronto office atlaikėm, nes vyrukai buvo 3 ar 4 paras dingė iš vis. Lonas skambina. Policija buvo net įtraukta į paiešką ten vieną... Luko, Tai žodžiu, be 3-4 parus be elektros, be šildymo ir ką. Nieko, tiesiog... Aš nuoširdžiai tai žiūriu, gerai pailsėjau. Taip. Mes irgi nepergyvenom dėl jūsų. Bet jūs tikiuosi dėl mūsų pergyvenam. Mes labai pergyvenam. Negalim kompiuteriai įjungti ir nėra ryšio. Kompiuterį. Tai iš tokių klausimų, gal čia viskas, ten praktiniai klausimai, nežinau, ar mes juos gilinamės, ar vietas lėktuvė tokie, ar galim užsakyti vietas kojom, ar batus gabentis atskirai nuo slidžių. Mes galim viską, kas yra... Ir šiaip mes prieš kelionę jums siunčiam kelionės atmintinę, persiskaitykite,
ten labai daug informacijos, ten visus tokie detalės yra tenais padaryti. Ir negalim užsakyti vietos daugiau kojom. Ir mes žinom, kad didžioji dauguma kelionio atmintinių neskaito. Taip. Jūs skambinat ir Gėdžiai. klausit klausimų. Kuris neskaitai atmintinės, šiais metais paskaityk. Gėda tau. Bet šiaip, aišku, yra tų klausimų ir dar bus, bet faina galbūt kažkur sustot, per toli nenubėgti ir labai faina būtų iš jūsų feedbacką gauti, ar čia iš tikrųjų kažkas paklausys, pažiūrės. Mums tai labai patiko pašnekėti, man atrodo, neblogai gavosi. Taip, Iš vis tiek organiškai, jauduliuko buvo, nes aš tikiuosi, kad jaučiasi, kad natūraliai mes kalbam, nes mes to gyvenam. Tai yra mūsų ir darbas, ir hobis, ir aistra. Faina, kad Visiškai. kelinta šiandien yra lapkričio Tokia gal 12. 12. 12. Nu, tai nebedaug liko. Mes kitą savaitgalį išvarom jau Slidinėt. pačiuošti į Sasfi, Šveicariją planuojam. Tai va, tai neužilgo ir jūs jau pakuosite daiktus. Tai O taip. Iki to, ką reikia labai tikėtis ir palinkėti, ir nupirkti čionais dar biškį. paskutinės likusias vietas, kad mes jau galėtume į darbą ramiai, žinodami, kad nebeturim ką pardavinėti. Aš labiau norėjau palinkėti, kad tiesiog pasniktų, žinai, ir čia Jo. Lietuvoje. Faina būtų prie sezoną Lietuvoje turėti dar. Na, Manau, kad pasniks, ruoškimės, sportuokim, Ir Liepkalnį gal susitiksim dar. galvokim. Ai, Ir sniego bus. kita didelė naujiena, mes įsigijom pagaliau savo nuosavą ofisą. Adresas bus Švento Stepono 33, balto lapo projekte. Tai va, už porą savaičių jau planuojam šviesą įjungti. Tai bus tokia graži vitrina pro gatvę važiuojant. Tai prasukit, kas pro šalį važiuos ir kas ten gyvena. Kavukės turėsim. Turėsim kavukės, jo, Turėsim nupirkom kavukės. kavos, bus kavos. Testavom, gerą jau turim. Tai bus mūsų nauji namai, kas planuoja vis tiek kažkiek. Netoli stoties, patogu, jeigu iš kito miesto galite iš autobusų Važiuoti stoties ateiti, tai autobusu. ten šalia bus, žinai. Taip, taip. Daug nereiks po Vilnių važinėti tada. Tai ačiū Jums, kad renkatės mus, kad keliaujat su mumis ir pasitikit mumis ir atiduodat savo atostogas į mūsų rankas. One love. Kaip ten? Iki susitikimo kalnuose. Finišas Tai visada. kalnuose pasimaišyti. Ir turėtų būti, kai tas yra memas, kur tie seneliai, kur kebabą siunčia, čia turėtų būti kalnai. Kalniuką tokį dėsim. Dominikas gal padarys paskui. O, Keltuliuką. keltu. Gerai, ačiū ir ate. Ačiū, iki. Rate.